Šiame interaktyviame vaizdo įraše nagrinėjama skaitmeninės gerovės svarba bendrai jaunų vyrų sveikatai. Išmoksite atpažinti skaitmeninių įpročių poveikį fiziniai, psichiniai ir emociniai sveikatai, analizuoti skaitmeninės gerovės ir pasitenkinimo gyvenimo ryšį, bei sukurti praktinės strategijas, kaip palaikyti subalansuotą skaitmeninių technologijų naudojimą. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Šiandieninis skaitmeninis pasaulis siūlo begalę galimybių – bendrauti, mokytis, tobulėti. Tačiau jis taip pat kelia naujus iššūkius sveikatai ir geroviai, ypač jaunimui. Kaip jaunimo darbuotojai, jūs atliekate svarbų vaidmenį padėdami jauniems vyrams suprasti ir valdyti savo skaitmeninę gerovę. Skaitmeniniai įpročiai tiesiogiai veikia fizinę, psichinę ir emocinę sveikatą. Per ilgas laikas prie ekranų gali sukelti miego sutrikimus, akių nuovargį, sumažinti fizinį aktyvumą, sukelti nerimą ir net depresiją. Nuolatiniai pranešimai ir informacijos perteklius gali padidinti stresą ir sumažinti mūsų dėmesio koncentraciją. Priešingai, sąmoningas skaitmeninių technologijų naudojimas gali skatinti mokymąsi, socialinę paramą ir emocinį atsparumą. Šio dvigubo poveikio pripažinimas yra pirmasis žingsnis siekiant skatinti sveikesnius skaitmeninius įpročius. Jaunimo darbuotojai gali įgalinti jaunuolius kontroliuoti savo skaitmeninį gyvenimą, taikydami paprastas ir veiksmingas strategijas. Nustatykite sąmoningus laiko prie ekrano apribojimus socialinėms medijoms, žaidimams ir pramogoms. Nustatykite laiką, kai įrenginiai turi būti nenaudojami, pavyzdžiui, valgymo, sporto metu ir prieš miegą. Skatinkite veiklas už skaitmeninės erdvės ribų, kurios palaiko fizinį, socialinį ir emocinį vystymąsi. Rodykite subalansuoto elgesio pavyzdį savo darbe, taikant sveikus skaitmeninių technologijų naudojimo įpročius. Svarbiausia yra ne visiškai vengti skaitmeninės erdvės, o išlaikyti pusiausvyrą. Naudoti technologijas taip, kad jos padėtų asmeniniam tobulėjimui, o netrukdytų jam. Informacija suteikia galios veikti. Jaunimo darbuotojai gali teikti prieinamus ir praktiškus išteklius, informacinius lapus ir infografikus apie rekomenduojamą laiką prie ekranų, seminarus ir diskusijas skaitmeninės gerovės temomis. Sąrašą programėlių padedančių ugdyti sąmoningumą, fizinį aktyvumą ir produktyvumą. Individualius skaitmeninių įpročių įsivertinimus, padedančius jauniems vyrams apmastyti savo laiką prie ekranų ir išsikelti tikslus pokyčiams. Svarbu laikytis pozityvaus ir neteisiančio požiūrio. Skatinkite jaunus vyrus suvokti skaitmeninę gerovę kaip svarbų gyvenimo įgūdį, o ne kaip ribojimų rinkinį. Skaitmeninės priemonės savaime nėra žalingos. Priešingai, jos gali skatinti teigiamus įpročius. Fizinio aktyvumo programėlės gali skatinti reguliariai sportuoti. Meditacijos programėlės gali padėti stiprinti psichikos sveikatą. Mokymosi platformos gali prisidėti prie profesinio tobulėjimo. Tačiau pernelyg intensyvus naudojimas, net ir naudingų skaitmeninių priemonių, gali sukelti skaitmeninį nuovargį ir stresą. Todėl labai svarbu sąmoningai vertinti, kaip, kada ir kokiais tikslais naudojamos skaitmeninės technologijos. Siekiant stiprinti gebėjimus palaikyti skaitmeninę gerovę, verta apsvarstyti šiuos žingsnius. Gilinti žinias apie naujausius tyrimus nagrinėjančius skaitmeninių technologijų poveikį sveikatai. Dalyvauti specializuotose mokymuose skirtose skaitmeniniai geroviai ir psichikos sveikatai. Praktikuoti savirefleksiją apie savo skaitmeninius įpročius, siekiant rodyti subalansuoto elgesio pavyzdį. Plėtoti bendradarbiavimą su psichikos sveikatos specialistais, kad būtų galima suteikti gilesnę pagalbą. Skatinti skaitmeninės gerovės temų įtraukimą į jaunimo programas. Prisiminkite, jaunų vyrų skaitmeninės gerovės stiprinimas nėra susijęs su ribojimais. Tai susijęs su įgalinimu, pusiausvyros kūrimu ir pagalba jauniems žmonėms sėkmingai gyventi skaitmeninėme pasaulyje. Jūs turite galimybę padėti jauniems vyrams siekti sveikesnio ir labiau subalansuoto gyvenimo, tiek skaitmeninėje erdvėje, tiek už jos ribų. Ugdykime kartą, kuri moka išmintingai naudotis technologijomis dėl savo sveikatos, gerovės ir ateities. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 4 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą, nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime.
Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymosi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.